Petrai, va tu man paaiškink, prie kokių išvadų priėjai? Parodo, kad jau stiklas, jeigu skilo, tai reiškiasi aš geras. Reiškiasi geras. Jeigu tokio dalyko būtų nebuvę, tai reiškiasi aš niekam neįdomus. Tai reiškiasi parodė mano talentą, kad stiklai skyla, tai reiškiasi aš kūrybingas žmogus, labai geras. Labai geras? Kaip čia suprast? Tai mano kūrybą įvertino jau. Ir kokiu lygiu įvertino tavo kūrybą? Aukšto lygio. Tai va. Įdomu, ką tai galėtų reikšti. Reiškiasi, aš labai gerai, per gerai dainuoju, reiškiasi, per gerai kuriu. O nebus, kad už tai, kad kūrybingas, stiklai byra? Ne kad kūrybingas, tai kad yra kažkam apsikraut, pavydas yra. Faktas, kad aš kažkam konkurenciją jaučiu labai didžiulę. Jauti? Tai gal Mino ar Silas iš esmės tau pavydį dėl to ir stiklai skyla? Čia tu net nesupranti, kas yra esmė. Jeigu tu sakai stiklas kyla, čia yra konkurencija. Čia yra konkurencija. Žinai, ką reiškia konkurencija? Ką žinau, nušviesk. Kaip, pavyzdžiui, komerciniam biznį yra konkurencija. Čia uždirba įmonė daugiau ta pati pinigų ir kita įmonė dvigubai daugiau uždirba. Ir paprasčiausiai taip daro specialiai. Specialiai? Dabar viskas aišku. Tai ką pasiūlytum visiems tiems, kas nori taip pat dainuoti TikTok'e? Neklausyk, ką kiti sako. Daryk taip pat, ką tu moki.